Sveiki visi! Šiame video papasakosiu apie grindinį šildymą. Na, tai tikriausiai nenustebinsiu, kad šį etapą irgi pasidarėm patys. Vamzdelius montavome ant šilputos plokščių Thermoflor. Vamzdeliai labai gražiai įsispraudžia tarp spuogų ir prismaistyti juos reikia tik stipresnio lenkimo vietose. Nebereikia jokių tinklų ir tvirtinti vamzdelių per visą jų ilgį. Vamzdelius rinkomės 18 mm Kanterm gamintojo. Svarbu, kad visi vamzdžiai grindiniam šildymui turėtų deguonies barjerą. Darėm žingsnį kas maždaug 15 cm prie langų tankiau. Stengiamės vienam žiedui neviršyti 70 metrų, tad daugumoje kambarių gavosi ne po vieną žiedą. Visą grindinio šildymo išvedžiojimo schemą įdedu čia, pasinagrinėkite, ją pasidarėme patys. Schema ne visai atitinka realybę, nes kai kur vamzdelius reikdavo kitaip pabanguoti, priklausomai nuo spuogų išdėstymo. Vamzdelių nedėjome tik tais po šaldikliu virtuvės saloje ir padarėme tik vieną lanką po šaldytuvu. Po virtuvės spintelėmis turime atskirą kontūrą, kad ten laikyti mažesnę temperatūrą. Viskas sumontuota į 3 Kanterm Slim Plus paaukštintas patinkinės spintas, kad tilptų valdikliai. 120 cm ilgio spintoje yra vienas kolektorius su 11 žiedų, iš jų 2 laisvi, ir antras kolektorius su 2 žiedais šildomom senutėm. Ši spinta yra katilinė. Apie šildomas senutes aš kada nors padarysiu atskirą video, kadangi dar jų nepasibaigiam, tai ir nepasakoju. 100 cm ilgio spintoje yra vienas kolektorius su 11 žiedų ir anga. Paulius tokį dalyką sugalvojo, kad iš kolektoriaus bus galima patekti į vonios sifoną. Tai va, turim platesnį negu reikia kolektorių. Čia padarė anga, čia irgi padarė anga ir va bus galima prieiti, atsikimšti ten sifoną, jeigu užsikimšęs bus ir nereikės iš vonios pusės jokių revizinių durelių. O čia va bus per visą tą sieną spintą. Tai spintoje bus viskas. Parodysiu, kaip iš vonios atrodo pusės. Dabar kol kas yra tokia anga. 70 cm spintoje yra vienas kolektorius su 5 žiedais. Ši spinta yra garaže. Kolektoriai irgi Kantermo nerūdijančio plieno su debitmačiais UFST serijos. Didieji kolektoriai pajungti D32 vamzdžiu, mažasis ir šildomų sienų kolektorius D25. Tik vėliau sužinojom, kad yra automatinis norinimas, bet turbūt pas mus nebūtų tilpę. Kiekvieno kolektoriaus grįžtamas ir paduodamas vamzdis yra nuvestas prie katilo, o ne darytos atšakos grindyse. Paulius ilgai galvojo, kaip viską sutalpinti, tad visi grįžtantis vamzdeliai, išskyrus garaže, yra suvedžioti po Thermoflor plokštėmis. Jeigu viskas būtų suvesta viršuje, būtų neefektyviai kontroliuojama temperatūra.
Been since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone. O dabar rodau, kaip atrodė vamzdelių išvedžiojimas visame name. Something better, yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, all sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Pabandžiau vamzdelius vedžioti ir pati, bet palikau šį darbą Pauliui, jam labai gerai sekės. Šiaip darbas nesudėtingas ir gana greitas, tikrai verta pasidaryti patiems.